nes plėšia dėžės, išmeti juos ir taip toliau, tai gali grąžinti mums tą prekę, bet tai, kad jie gali naudotis, tai mes, iš esmės, tai nebegalime rašyti. Atsistokite, galite tiesiog. Taip, bet jeigu ta prekė nepraradusi prekinės išvaizdos. Tai mes, kaip pavyzdį, jums tokį papasakosiu paradoksą, irgi kaip galima tokį, kaip jūs pasakėt, teiginį ištraktuoti. Grąžina mums moteriškė depiliatorių, epiliatorių, pasinaudoja su juo ir sako, kad aš galiu grąžinti. Mes be abejo, kad nepriimam, nes yra naudotas, vis dėlto higienos normos ir taip toliau, tai jinai kreipiasi į vartotojų teisės mūsų pareigoja grąžinti tą prekę, sako grąžinti, tada mūsų teisininkė klausia tos pačios iš vartotojų teisės, o jūs norėtumėte gauti tokią prekę, dabar, kur šita moteriškė pasinaudoja ir dabar jūs ją gautumėte. Tai ta moteriškė iš tikrųjų po tokio komentaro pakeitė savo nuomonę ir taip toliau. Tai vis dėlto tas naudojimas turėtų būti vis dėlto protingas. Ko mes iš tikrųjų Lietuvoje pasigendame šiek tiek, tai to labai aiškaus reglamentavimo, bet mes labai intensyviai dirbame su vartotojų teisių apsaugos tarnyba ir iš tikrųjų mes formuojame praktiką Lietuvoje šiuo metu, tai tikrai mes ten, mano manymu, bendradarbiavimas yra teisingas, logiškas ir iš tikrųjų nėra tai problema Lietuvoje. Kitas klausimas būtų, pats nupiešėt labai tokį tikrai optimistinį augimo perspektyvą elektroniniai prekybai. Ar tai ta perspektyva galėtų pagadinti didžiųjų tinklų atėjimas iš esmės į elektroninę prekybą? Maksimumą turim, bet jeigu ir kiti ir prasidėtų panašiai, ar tai nepagadintų ir nepagreitintų, sakykim, taip. Čia man vėl. Tai jie bando eiti, bet jie iš kitos pusės nenori pjauti tos šakos, ant kurios patys sėdi psichologiškai mažmenininkams, ir visiems yra labai sunku ateiti ir, kaip sakant, nusimauti kelnes ir pradėti pardavinėti prekes ženkliai pigiau, negu jie savo parduotuvėse tai pardavinėja. Tai mes džiaugiamės tuo, kad vis dėlto internetinė prekyba yra mūsų pagrindinis verslas ir mes neturime šalimais kitų įmonių, kurios mus riboja tam, kad jūs dabar negadinkite kainų rinkoje ar kažką. Tai mes ir manome, kad tai čia ir yra mūsų pranašumas, o ne tai, kad didysis brolis ten kažką tais, kiek jisai, pavyzdžiui, prie savo didelės apyvartos, kiek jisai padarys prekių nuolaidą, padarys tiek, kad vis dėlto, kad nepasiekti tokių mastų, kad jie nebepradėtų pirkti tų prekių jo parduotuvėje, nes vis dėlto tos pačius plotus reikės išlaikyti. Paprastai IT rinka, kiek aš atsimenu iš senų laikų, tai IT kompanijos paprastai yra linkusios deklaruoti savo finansinius rezultatus. Tai pasakyti, kad štai mes tiek uždirbom ten pelno. Apyvartos dažnai yra pasakoma ir pelno, ir tai buvo laikoma norma. Tai čia IT kompanijos viskas teikia paslaugas, sprendimus, kokius diegia, programuoja, panašiai pardavinėja. Elektroninėje prekyboje tokios, kaip pasakyti, nėra praktikos, aš taip suprantu, ar ne, dėl skaidrumo ir savo finansinių duomenų skelbimo. Ar tai yra tiesa, prašom? Tai iš mūsų patirties, tai faktas, kad mes skelbėme kiekvieną ketvirtį savo pardavimus ir paskutinio pranešimo metu mes turėjome auditą ir kai mes turėjome audituotus rezultatus, mes paskelbėme ir savo pelną. Tai galiu pasakyti, praeitais metais mes turėjome 700 000 litų grynojo pelno per Lietuvą ir Latviją, per abi šalis. Tai mes tai deklaruojame ir tikrai to nebijome. Bet galbūt kur sudėtingiau yra pamatyti, kai įmonė vykdo paprastą prekybą ir internetinę, tada kiek jinai per internetą pardavė, kiek ne, tada jau sunku. Dėl rinkos skaidrumo neringos komentarus. Mes tai skelbiam, nes mūsų duomenys registruojami yra registre. Tai vėliau jūsų? Mano žiniomis šių metų pradžioje buvo paskelbta už praeitus metus bendrai per 3 Pabaltijos šalis, kokie buvo rezultatai. Taip, apie pelną mes ten nebuvo kalbama, bet, sakykim taip,
Mes to nedarėme, nes ko gero nereiktų slėpti, kad to pelno ten ne per daugiausiai ir buvo, nes visus pinigus, kuriuos mes gaudame ir kurie likdavo mums, mes paprasčiausiai ir investuodami. Latvijai mes atėjom labai vėlai, dėl to reikėjo investuoti daug, tas pelnas labai gražiai ten išgaravo, susikovoti poziciją. Šiais metais, kadangi 11 metai buvo pirmieji, kurios mus auditavo PricewaterhouseCoopers, tai faktas yra tai, kad kai tik bus baigti audito rezultatai bus. Paprastai, kai žinai, kokie yra pelningumai, kartais, liaudiškai tariant, atšaukia noras eiti tą rinką. Ok, taip pat galbūt tiesiog su sąlyga, kad čia yra pas mus jūsų dauguma klientų, jeigu galima išėlėsi, ką norėtumėt pasakyti, galbūt kažką parduoti, galbūt dar kokių prizų turite. Nerinkai, prašau. Naudokitės mūsų sistemą, tik tai daryti, nėra patogi. Gerai, pasinaudosim galbūt. Nesipatogiai. Galų gale jūs čia ir esate be mūsų. Gerai, Dainiau, prašau. Ką savo klientam? Aš manau, kad čia, kaip pamatėm, kiek rankų pakėlė, tai nenuostabu, kodėl čia tiek daug žmonių yra, nes vis dėlto pirkti internete, nesvarbu, ar tu pirksi ar prekę, ar paslaugą, vis dėlto yra protingas sprendimas, mano manimu. Tai man džiugu, kad šiandien salėje susirinko tiek daug protingų žmonių. Tai tiek. Okay, ačiū labai, Viliau, ką jūs tiem klientam, kurie didžioji dalis, kurių nepirko tų lipdukų, aš supratau iš reakcijos. Tai... Aš taip gero labai varstai norėčiau pasakyti ačiū. Tai visos savo komandos, kadangi neturim galimybę kiekvieną kartą padėkoti. Kai nusipirkate, be abejo padėkojom, bet dar kartą norėčiau, kadangi gyvai matome vienas kitą, tai padėkoti už tai, kad pirkote. Tai paprastai ačiū. Gintarė, ką jūs savo respondentam pasakyti? Sakyčiau, nebijoti pirkti internetu, nes, kaip sakiau, tai visi dar... Pakelkim rankas, kas bijo. Nes mes nebijom, kurie čia sėdim, bet kiti lietuviai kažkodėl bijo. Ok, tai ką, ačiū labai visiems už visus klausimus. Ačiū už atsakymą.